Kartą gyvena siaubingų tamsos valdovas, Brolis. Jis skriausdavo silpnuosius, baudė kiekvieną prieštaraujantį ir tvirtais nesivalė dantų. Taigi, jis sėdėjo savo sostą. Jei sėdėjo sostą, tai turėjo pilį. Jei turėjo pilį, turėjo milžiniškai piktą kaip šunis kariauną, kuri per daugelio šunišų gyvenimo metų ir pavirto šunimis. Taigi, kariaunas tingėjimo nieko nevykė ir nuo to buvo tik dar piktesnis. Valdovas pasikvietė vieną iš savo šunų. Labą dieną, valdove. Tu kalbi, negalėjai tiesiog sumoti. Nenorėjau jūsų lodamas išgąsdinti. Gerai, ko to reikia, seniai? Jūs pats mane pasikvietėte. Aš klausiu, ko tau reikia? Ar galėčiau užduoti klausimą? Tu manai, kad neatsiklausęs, gali manęs paklausti. Taip, ko jums iš viso reikia, kad eitumėt pagaliau kariauti? Kariauti, kam? Juk tingisi. Gautumėte atlygį daug ėdalo? Ėdalo, tiek be jo gyvenau. Dar pagyventi. Gal. Tarnas, kur mano tarnas? Aš čia, valdove. Klausyk, tu juk kartais netingi. Tu man pasakyk, ką man su jais daryti. Galima būtų dresūrą. Duosiu aš tau. Dresūrą. Matai, jie pakankamai pikti, tačiau visiški tyriniai. Kaip man jas galima paversti išprotėjusiamis nekšygai mašinom? Šiuose kraštuose atsakymo mes tikrai nerasim. Reikia ieškoti tolimose šiaurės platybėse. Gerai, dunie. Ko? Tai kažko. Kodėl? Gerai, dar netek savo. Naktis. Raganas, Agonija, Ambrozija ir kitas sėdėjo prie laužo ir šnekučiavosi. Laužo šviesa naktyje, guodžia greipina mane. Nerimas gimsta veide, kas ten toli tamsoje. Laužas prieš mano akis dega kraštai širdis. Laukiu prie laužo šviesos, gal kas atvys iš tamsos. Šviesk ir neužges šildyk rankas, gloskyk akis atmerktas. Būk vienintelė viltis, nors ir mano paties uždegta naktyje. Agonija, neurozė, pradėkit man kažkas didelis suguotas ir ką? Nieko, Mila, tuoj patepsim. Bet jis jau kažkur nuskrido turbūt. Ne uoda, ragana tu. Mes patepsim tą vietą, kur tau įkando. Ai, tai baba ten, prie prūdo šalia balos. Durnetus karmalada. Ne tą vietą, o vietą, kur tau įkando. O iš niekus negalėjo tiesiai pasakyti, tuo pirštą patepsim? Be žodžių. Kas čia ateina? Sveikas, jaunuoli. Mes kaip tik neturim ką valgyt, gal prisijungs. Na, Mirta, kurį patepti? Ai, kad man jodai visi tokie vienodi. Ne, ačiū, ponis. Aš čia su reikalu. Ir kokiu? Labai įdomus žmogus eitų pas raganą su reikalu. Ekstremalus. O jūs girdėjote apie tamsos valdovą? Ką tokį? Neurozė, tu tokį žinai? Nieko panašus. Jis sako, kad jums jam skolingas. Nebijai, juk žinai, ką mes galime grąžinti. Jis sako, kad jūsų armiją užbūrėte šunimis ir nesugebėjote grąžinti atgal. Čia mirgos darbas, va?
Valdovas reikalauja jo keturkojus draugus tušą jau privesti kariauti. Aš žinau vieną pamišusiai nekontroliuojamą būdą, kaip tai padaryti. Matai to balą? Eik ir pasisemti iš ten tiek vandens, kad užtektų visai jūsų armijai. Ir kas dabar bus? Jūsų armija taps pamišusia ir sunkiai kontroliuojama. Tai reiks jos nukreipti į tą vietą, kurią norėsit užpulti. Na, nežinau. Aišku, kad tiks. Ar kai išnaikinsit visą kariauną, parašyk mums gražuolį. Mes tavęs lauksim. Aš kaip tik tavęs ieškau. Yra vienas reikalas. A taip neįmanoma. Su manim reikalų gali turėti tik iki gyvenimo galo. Bet aš nuo tamsos valdovo. Reikalų keičias, ko reikia. Nu, suprantis, aš buvau pas raginas, jos man davė keistą virsgaliuko, kurie sugėdžiau mūsų šunims, brūkšnelis, kariams. Ir jie nuo to gėro latako davo daug pakvaišę, bet kariauti kaip ir neužsimanė. Valdovui tai nelabai patiko, tai mane varšelį išsiuntė, vėl ieškot naujų būdų, kaip privesti juos kariauti. Ilgai mąstęs atėjau pas tave. Tai pas mane tikrai neilgai mąstėjai. Bet aš neturiu kitos išeities. Ai, to padėsiu. Kas čia? Čia tai, kas tau padės. Bet perspėjau, poveikis numpodė. Tuo. Davai. Iki kito. Nu, kur? Va, štai čia. Vienas piris galas. Tu manai, kad tiek užteks. Tiesą sakant, čia vos keli lašai, bet tai dar ne lašai. Tikrai užteks. Daryk. Šiaurišką legę šaltį nesustodami ir šaukdami, kai pasiekė kaimelį. Visų įkarščių buvo švenčiamos kalėdos. Armija beveik pasiekė pirmąjį namą, tačiau netikėtai velnias svaigalai išgaravo. Kas atsitiko? Laikinas! Kaip aš čia patekau, nu šalta. Nemirti, gyvai, kol sustoja, tiek nedaug liko, porą metų. Ne, valdovė! Ne, nemuškit mane! Valdovė! Aš tai Kas per triukšmas? O, valstėtė tėri čia linkėt prieš mano koją. Tingiu. Ir tu tingi. Ha, kur reikia netingiu. Gerai. Ha, matai šitą lauką? Ha, mano išartas. Ne namas, mano rankom pastatytas. Name rūsys. Kiek ten mėsų visokių gardžiausių. Kiek daržovių šviežiausių. Klausyk, aš tokiais dalykais viseniai bet tu man įrodys. Įrodysi.
Nu, jeigu nori, gali rytoj ateiti pas mane į pilį. Gerai, vat ir ateisiu. Ir ištraukti su mano karių visą tinginystę. Eisiu. Tamsos valdovas paprašė vargšą valstietį ateiti į pilį, tai padaryti tai, ko nori valdovas. Taigi, kitą dieną jis atėjo į pilį. Valstietis ilgai pasako šunų armijai, kaip skanu yra uogienė, kaip šilta būna su megztinis sėdėti prie pečių, kaip malonu būna nesušlaps per lietų, nesušalta, kai sninga sėdėti namuose. Ilgai tik klausė ir pavydėję kariai patys pradėjo bandyti kapoti malkas, po to statyti gūžmus. O vėliau net ir megzti megztinius. Laikui bėgant, raganų grūdai pradėjo nykti, o šunys po truputį virto žmonėmis. Dėmesio įeina valdovas. Ha, gerą dieną, valdove. Kas čia nusišneka? O kuo jums bloga? To, kad žinau, kad tau nieko neišeis. Šiaip, klausyk. Na, kas nori statyti pilį, kas nori atlaukus? Na, kas atneš valdovui sostą? Sauvalis valstietė. Gerai, kas nori eiti kariauti? Neskipatau, tik ir tai apklausam. Kvailas valstietė, ką pridirbo? Na, juk jie dabar netingi. Aš tave tu į sniegą sutrinsiu. Tu nematai, kokią armiją turiu. Tau, bet aš turiu tai, kas nuginkluotų tavo visą armiją. Ir kągi? Tai dovana. Kas Tai, tai? tik spyta. Nepažįstu, aš taip ir žodžiu. Staigmena, valdove. Nuo to laiko Tamsos valdovui labai patiko dovanos. Valdovas prašydavo paruošti jam kokią nors dovaną, kiekvieną dieną. Po to net jis pats pradėjo dovanoti. Pirmiausia, dovanojo savo tarnui. Vėliau mane didelę tričiuką visiems savo kariams. Po kiek laiko įkūrė dovanų paštas ir pradėjo dovanoti dovanas visam pasauliu. Žmonės jį labai retai matydavo, bet visi jį žinojo. Pradžioje paprasčiausiai Kalėdų seniu.